greičiausiai ir gauna tas vietas tikrai neužgražės akis ir dėl visų kitų specifikų vidurinė takelė yra geriausia, tačiau visko čia gali būti ir panašu, kad kol kas priekyje yra 6. Tokiu plaukiantis Yusuke Goto iš Japonijos. Žiūrėsime, kaip jiems seksis ginti savo poziciją artėjant prie finišo. Sparčiai ten įžas. Šie du sportininkai ir kovoja dėl pirmosios pozicijos, bando į tą kovą įsiterpti ir Aleksandras Baltinskis. Na, čia bus įdomu, panašu, kad Aleksandras Baltinskis nesugebėjo pakovojo dėl tos pirmosios pozicijos. Pirmoji tokiu plaukiantis sportininkas Rusas, trečioji tokiu plaukiantis sportininkas Rusas, antroji minėtas Čekovskis Ukrainietis, penktoji tokiu Nerijus Budrikis Lietuva, šeštoji Andžėjus Kirtiniukas Lenkija, septintoji Judinas Viačeslavas Rusija ir aštuntoji N rezultatų. Šie du dar kartą pakartojama šio plaukimo. Pozicijos bando į tą kovą įsiterpti ir Aleksandras Baltinskis. Kaipgi čia viskas buvo. Taip, tie plūdurai nėra identiškai tiesiai išsidėstę, tad galbūt nebuvo tiek intrigos ir gali atrodyti, tačiau viską apspręs be jokios abejonės fotofinišas. Jeigu to reikės, be abejo galutiniai rezultatai modernė ir šiuolaikišką įrangą naudoja čia. Trakuose organizatoriai šimtųjų tikslumu pateiks mums rezultatus, tad vos tik juos turėsim iš karto. Informuosime, kaipgi baigėsi tas plaukimas. Buvo teisingas. Čia matome tą vietą, kurioje baigė savo pasirodymą sportininkai, palieka ežerą ir be abejo dar jų laukia svėrimo procedūra. Yra tam tikras reglamentas, kurio turi laikytis visi sportininkai ir po svėrimo procedūros, jeigu viskas yra gerai, tie rezultatai yra pati. Šoktelkime į antrąjį šiandienos plaukimą. Ten rikiuojasi kanojų. Vienviečių kanojų vyrų nuo 35 iki 39 metų dalyviai. Jie jungtinė Danijos ir Lenkijos. Jų vis dar nėra, na kol jų laukime, pristatykime kito plaukimo dalyvį. Поздравляем вас! Спасибо вам! Не могу сказать, что сожалею. Next to the C2 200 men 40